visada. Tai sveiki pakeleiviai, iš kur atvykote? Su taika atvykote. Tai kas su karu atvyko, būsite nugalėti, o kas su taika, tai priimti ir pamaloninti. Tai sustokite dabar pagal mano ranką, veidų į mamytes ir tėvelius. Va čia į vieną liniją. Va čia paskui mano ranką. Ir noriu pasisveikinti su jumis taip, kaip sveikinasi mano gentyje. Padarom visi žaibą. Žaibą, aš prie kiekvieno pribėgsiu. Padarysime žaibą ir išsišiepsime. Na, žaibas. Žaibas, 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 žaibas. Įsišiepiam. Nu stipriai žaibas, 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 žaibas. O, koks žaibas. Žaibas, 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 žaibas. Minčių apvalymas. Reikės įlysti į tą palapinę, įkvėpti priešais oro, kad ir dūmai apvalys jūsų mintis. Pirmasis išbandymas. Po vieną. Bėk, pralendi ir... Broliai, ai, mažieji, mažieji savo drąsą. Prašau, pralendam. Galima. O, na ir kartu, gerai, galima ir kartu. O, gerai, va, jau ir... Na ką? Mamytės tėveliai, padarom indėnišką sovaciją. Kažkai pro palapinę. Nepalaikom indėną. Ir žaibą, kadangi esu indėnų vadas, matom va žaibas ir su jumis ore. Šypsena. Žaibas, 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 žaibas. Ir čia gali būti. Tai kadangi laukia jūsų indėniški išbandymai, tai tokių žodžių negali būti. Žinau, neįdomu, ai nesąmonė, tokie žodžiai yra uždrausti mūsų stovyklai. Aš iškelsiu ranką ir sušuksiu Asadam, kur jūs bebūsite. Ar prie supinių, ar namelyje, ar miškelyje, jūs turite bėgti pas mane besąlygiškai. Bet nėra kaip paaiškinti. Reikia išlysti, reikia prie pušies. Gerai, aršioji lapė. Palauk. Aršioji lapė. Ir bėk į anap. Bus indėniškas vardas. Juodoji lakštinga. O, labai gerai. Koks indėniškas vardas? Gudrioji lošis. Ir kokis indėniškas vardas? Ryto saulė. Labosius. Aš tai bus. Ir smailioji iltis. Ir pas raudonosius. Žemiškoji pušis. Kas vardas? Baltoji tigrė. Baltoji tigrė. Tanka, koks bus indėniškas vardas? Juodoji stirna. Nu, labai gerai. Ir pas raudonosius. Smagioji beždžionė. Smagioji beždžionė. Indėniškas vardas? Tikroji voverė. O, labai. Ir pas raudonosius. Koks bus auksinė žvaigždė? Ir koks bus indėniškas vardas? Šviečianti mėnesiena. Šviečianti mėnesiena. Koks bus indėniškas vardas? Juodoji gulbė. Juodoji gulbė. Koks indėniškas vardas? Juodoji voverė. Rudoji pas ruduos indėniškas vardas? Juodoji paukštė. Juodoji paukštė. Pas raudonuosius. Štoji saulė. Ir būsi pas ruduosius. Raudonoji ugnis pas raudonuosius. Baltoji iltis.
Greitoji zylė, na labai indieniškas vardas. Roji pantera pas ruduosius. Skačiukas. O, gudrusis Mėlynasis liklys. ir mėlynasis leopardas. Taiklioji strėlė. Koks indieniškas vardas? Tigras. Kaip jūs Didysis banginis. Didysis banginis. Koks indieniškas vardas? Bjaurusis ančiukas. Mėlynas dangus. Šok. Koks indieniškas? Juodasis. Juodasis varnė ir tamsusis šešėlis. Raudonuosius metų mėlynasis dangus. Koks indieniškas vardas? Raudonasis moluskas. Koks? Baisusis miškas. Taigi, kas yra jūsų genties? Atstokit visi į vieną eilytę. Mėlynasis leopardas. Na, tėveliai, mamytės, padarom ovaciją. Labiau darbai. Ir koks tavo indieniškas vardas? Ryto saulė. Ryto saulė. Na. Ryto saulė. Ovacijos ryto. Na, dabar didat vienas kitą. Dėmesio. Atgal turite bėgti tiesiai. Atiduodate ir kitą. Gerai, užsibėgis. Gerai. Kad eisite, pakelkite ranką. Va, teisingai. Na, mažoji, nieko. Dabar kovojam, kaip bebūtų. O, kaip šauniai. Ir atgal. Nesvarbu. Na, kovojam, nereikia. Atolis, va, jūsų kovotojas, mažasis kitis. Ateinu. Dėk, sargiai nubliūs. Na, savo komandą, matot, kovojo. Na, palaikom komandos. Matot, kaip reikia, va, taktika. Apeik čia kliūti. Ir. Šaunuolis, va, kaip reikia. Na, palaikom. Ir tu įsidėk, tai yra bendras prizas. Na, jūs turite galimybę atsižaisti. Antra rungtis. Jeigu kamuoliukas nukrenta, pasikeliam. Negalima laikyti rankose. Supratot užduotį? Kovokit iki galo. Na, kovojam. Kas viskas gerai? Va. Į priekį. Nepabėg. Na, gerai, pasikelk. Taigi, kovok iki galo. Apitis, tai dabar apei. O. Na, kovojam. Palaiko to. Na, labai. Greičiau. Nestengtis. Aš jau noriu. Greitai. Verdiktas. Šita komanda valdomiesiam Dakotam. Prašau, prie šitos kliūties, prie šitos ir prie šitos stumiam rankom. Viena kliūtim tik tai, na? Ir žygiuojam. Oi, tai nieko, aš tau padėsiu. Nu tai kelsit, vis vien laimės, o matau laiką.
Ne tik tai tiesiritis. Bizonus tai yra kamuoliukus, kurios išmes čia, kojomis varo į savo gardą. Tai yra tarp raudono ir mėlyno. Į tą kamuoliukus varot į savo gardą. Tai yra nuo geltono iki raudono baliono. Rudieji, veski dar mamytės tėvelius. Dabar pati kojomis, tai yra kamuoliukus, bizonus, rudieji varo į savo gardą, tai yra nuo geltono iki raudono, o raudonieji varo nuo raudono iki mėlyno. Taigi, pasiruošėm. Tada žaibas, va, gera nuotaika. Na ir laimėjo vis dėlto rudieji. Vis dabar atiduosit, gal norėsit atiduodu Pelė, tai savo jau komandos kapitonai. Galima?
puikiai. Na ir ką, greičiau pas mumis ir kažkaip tai tarp mergaičių geriausiai pasirodė, tai indėnė šviečianti mėnesiena. Indėniškos ovacijos, ovacijos, palauk, tau yra prizas. Ar komandai? Ovacijos padarom indėnį. Na ir vat visiems dičkiam nušluostė nosį už tai, kad nedalyvavo didieji. Tai indėnas kietasis Donaldas. Matot, kokie indėnai, kokie va tie didesnėji, kam pralošė. Jis surinko įspūdingą kiekį taškų, tai 50 taškų. Mamyčių labai nenorėjo dalyvauti, bet puikų rezultatą parodė vasaros Rasa. Na, atsisukam. Na, indėniškas ovacijas padarom didelį. Indėnas mėlynasis ryklys 2. Ir žinote, koks yra mėlynojo ryklio rezultatas? 125 taškai. Įdėmiai indėnai. Jūsų užduotis yra skaičiuoti mamų burbulus, kiek jos išpučia. Ne taip, kad vienas, bet tiesiog vizualiai. Dabar jūsų yra kuo daugiau tėvelių šokio metu, šokant tėveliam į akis, kuo daugiau pripūsti burbulus. Ir dabar koks indėniškas vardas? Dešinioji ranka, padarom ovaciją. Jūsų turi. Dešinioji akis. Dešinioji akis, labai čia. Kairioji ranka. Šokant ratu, aplankat va vieną tėvelį kitą, kuo daugiau pripūsti burbulų. Tėvelį į akis? Ne tik visiems. Šokyje, nu mes nematome šokio. Labiau šokyje. Šitą indėnį. Kas už tai, kad užduotį geriausiai atliko šitą indėnį? Kas už tai, kad užduotį geriausiai atliko šitą indėnį? Ir kad šitas. Šios šventės geriausia burbulų putikė. Šitos komandos tikslas krepšys judėti gali
į tą arba į tą pusę, bet negali peržengti linijos. Tikslas yra mesti taip, kad krepšys pagautų. Na, tinkleliu, bandome, aš pabandau. Taip aukti, rėkti ir mosuoti rankomis. Na, pabandyk. Bet negali peržengti šitos linijos. Ir dabar kasit kieno kamuolys. Ar rudųjų? Gerai. Jūsų kamuolys. Eikite į priekį. 3-0. Ir jūsų čia taip gerai žaidžiate. Mes nesberiam. Reklaminis automobilis. Gynyba! Turit galimybę, imkite realiai, imkite ir jūs. Jų žaidžiam ir rudieji atakuoja. Tintis Truputį komandos. Mūsų yra, tiek yra, na, o dabar žodį perduodu tėveliui. Tai mokykla taip pat yra niekas, jeigu nebūtų mokytojų. Tai žinot, kadangi mūsų trečias vaikas, tai kai pirmas vaikas buvo, tai ėjom susirinkimus visus, į antras jau mažiau. Į trečio vaiko susirinkimus klasės neėjom visai, nežinom vieną dalyką. Mes turim puikią mokytoją, Jolitą, ir mes ten galim ir nesirodyti. Žydų patarlė sako, kad vaiką užauginti reikalingas visas kaimas. Vien vienų tėvų neužtenka. Tai tas kaimas yra ir jūsų kaimynai, ir jūsų draugai, ir mokykla. Tai iš to laiko, kiek nemiega, didžiąją dalį, 3/4 laiko, mūsų vaikai buvo pas Jolitą rankose. Ir nuo jos priklausė. Iki mokyklos, bet pradinėje mokykloje yra svarbiausias dalykas mokytojo
kuri būna su vaikais visą dieną. Jinai būna. Taip. Ir vaikai liko visam gyvenimui. Tai labai ačiū, kad mokytojai tikrai jos taip suvaldė kartais geriau negu namie. Nuo 1 iki 4 klasės, aišku, pabaigoje buvo sunkiau. Ir tikrai nemanau, kad čia tik nuo savo, bet nuo visų tėvų vardų sakau, ačiū, kad vaikai nuo 1 klasės iki 4 padarė tą didelį žingsnį pasirengimą gyvenimui dėka mokytojos, kuri buvo su jais daugiau negu tėvai per darbo dienas išskyrus atostogas. Tai mokytojai sakom visi. Ačiū! Ir kad mokytojai irgi, žinot, kaip tokia atmintis be kažkokių čiuopiamų dalykų, jinai vis tiek laikui bėgant blanksta. Tai vaikai sumonių tėvelių vadovaudami tiesiog paruošė tokią smulkę dovanėlę, kuri mokytojai padės prisiminti. Tai, žinot, kai yra tokios šventės, tai visada šventės kertinis momentas būna stalas. Būna stalas, ant jo dengiam staltiesę. Tai mokytojai turės specialią staltiesę, ant kurios bus surašyta vaikų žodeliai ir žiūrėdama į šitą nuostabią padarytą staltiesę, brauks ašarą, skaitys. Skaitys žodžius, prisimins vaikus. Ir žinot, kas įdomiausia, bus tokių vaikų, kurie po 20 metų ateis pas mokytoją, sakys, mokytoja, ačiū, aš jau šitą gyvenimą nuveikiau. Ir tik tiek jūsų sėdės kartu gers arbatą ir sakys, mokytoja, o jūs dar mano puodelį turite? Ar po 20 buvo su palinkėjimais. Ir tiesiog mokytoja nuo visų vaikų lieka ne tik tai kažkokia tokia atmintis, žinot, simbolinė orė, bet vaikai padarė savo palinkėjimus, auksinukus, arbatėlės. Ir galės ir gerti viena, o galės ir pasikės vaikai svečius. Ačiū! 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 Ir paplojam. Ir dar indėniškas ovacijas, garsiai! Žodžiu, paskutinį mėnesį, kai mane aplankė tokie dvilypiai jausmai, esu be galo laiminga, bet to pačiu esu ir žiauriai nelaiminga. Laiminga dėl to, kad turėjau galimybę dirbti su jumis, su jūsų nuostabiais vaikais, be galo visus mylėjau. Jeigu kartais kada ir buvau pikta, susiraukus, nesišypsojo, kažką pasakiau, tikrai labai visų atsiprašau. O labai nelaiminga dėl to, kad turiu jūs kažkur išleisti, atiduoti, be galo gaila. Bet tikiuosi atiduodu geras rankas, tikiuosi, kad jūs gyvenime tikrai kažko pasieksit ir aš jumis visais galėsiu didžiuotis. Pirmiausia, tai ačiū visiems tėvams, be galo nuostabūs tėvai. Nei su vienu neturėjau didelių problemų, visais galiu labai pasidžiaugti ir visais vaikais labai džiaugiuosi. Ateikite pasižiūrėti ir Nežinau, jeigu Ritos pasiūlymas galioja, tai kiekvienais metais rugsėjo 12 dieną mes kažkur susitiksim. Ne tik Gryno gimtadienio dėka, bet ir dėl to, kad norim vieni su tais susitikti, pakalbėti, pasakyti, kaip mums sekasi. Mūsų indėniška šventė tęsiasi. Dešinę ranką ant širdies. Kairę ranką draugui už ausies. Gerai. Kartosite žodžius paskui mane. Aš. Kiekvieną savo vardą pasakot. Ką tik baigęs. Prano Mašioto. Pradinę mokyklą. Prisiekiu. Savo išleistuves atšvęsiu. Liūdėdamas.
Liūdėdamas. Linksmai. Niekada. Nepamiršiu. Savo. Mokyklos. Pranamašiota. Laikysiu savo. Guru. Gerbsiu mokyklos. Direktorę. Nei vieno mokytojo. Nekeiksiu. Ir toliau sveikinsiu su visais apsauginiais, kiemsargiais, valytojomis, neminėsiu bloguoju, mokyklos valgyklos. Nepamiršiu groti fleitą. Džiaugsiuosi, kad išmokau šokti. Kad lankiau mašiotą savo tėveliams. Amžinai dėkosiu. Ačiū. Visų klasiokų vardus. Bet kada pažadintas naktį. Kai turėsiu vaikų, leisiu juos mokytis į mašiotą. Šventu laikysiu vardą Jolita. Šiandien mokytoja Jolita ant rankų nešiosiu. 3 kartus valio. Tai tiesiog jį paimam ir paleidžiam. Taigi, na, šį kartą pradėsime nuo berniukų. Sveikinį. Šaunuolis. Čia stovim ir... Na, gal vienas įsmeigė. Matėte? Va taip padaryti, kad tapti ne taip paprasta. Na ir paklausiau, nežinau, čia taip turi, nes sugalvojo vardą. Dabar Paršioji lapė. Oho, kad ir apie aukštą nepasakai. O, sakimas. Stipriau, atsargiau. Ramiškoji pušis, nepames. Ir štai, sako, mostau dabar.
treniruotės, tai yra... Yra kirvukų mėtymai, tarp mergaičių geriausiai kirvuką mėtė Tylioji Pelėda. Tylioji Pelėda, na, indėniškos ovacijas jai. Išsiai užduotį atliko Juodasis Varnėnas. Na, prašau, tau. Mamyčių nepakartojama buvo Geltonasis Liūtas. Rezultatą geriausią parodė Saulės Saulius. Prieš šašlykų kepėjas ateik pas mane. Šašlykų kepėjas ateikit pas mane. Kategorijos indienas Dingulingų. Nu ateikit. Indienas Dingulingų, va čia šalia, nieko nebijokit, nereikės. Indienas netgi Sakalo akis, taip atsimenu Sakalo irgi. Taigi užduotis yra labai paprasta. Jūsų indėnai, maži indėnai, palaikymas nugalėtojams nulems. O ką reikės daryti? Pasigirdus muzikai, ištiesta ranka, kuo ilgiau išlaikyti šitą bokalą. Taigi laimės tas, kuris nesujudės ir ilgiau išlaikys. Sujudėjimas įvyko taip, ir muzika! Palaikom! Keturios sekundės. Nepabėkit. Koks tavo vardas? Sakalo akis. Muzika! Ir dar kartą įsitikinau, kad kartais nesvarbu ūgis, bet svarbus smūgis. Taigi, indėnui Sakalo akiai ovacijos. Bet ką norėsit, tam ir atiduosite. Taigi ir mūsų pagrindinė užduotis tai šaudymas su lankais. Šeši taškai. Gali tik tai. Na, padarom ratelį taip, kad rankom galėtumėm susikabinti. Na ir daina Jonelis Kapitonas. Ką aš darau, tą ir jūs darot. Na ir visų kartu.
kūnas ir ančiutis gera, kartošiu kapitonas. Smėlėtų bangelės tyri štara ir plaukite žuvelės ir duoti laivai kalį, meilį mažą. Aš pilvuku į vieną pusę, į kitą pusę, aukščiau, dar aukščiau. Žuvelės mažas daborių ir plaukite žuvelės ir duoti laivai kalį. Na, indieniškos ovacijos! Questo è il ballo del papà e del papero che sa fare solo papà. È una piuma vola già di qua e di là, va più là, con le ali torna qua, la più grande novità di qua. La felicità, tutti qui con me, a braccetto tre, attenzione si farà un gran po'. Se tu stai di fronte a me, io lo ballo insieme a te, e se un bacio volerà in mare, felicità. Melodija. Pavyzdžiui, jeigu skamba valsas, tai šokate valsą. Jeigu skamba tango, šokate tango. Jeigu jūs girdite tvistą, šokate tvistą.
nuo mergaičių reikia praeiti šitą. Gerai, pradedam. O visos sustojam čia. Sustokit čia, kad iš eilės. Na ir prašau. Ir svorį į tą pusę numerio. Va. Visą svorį reikia mesti į aną pusę. Svorį į priekį tada lengva eiti. Tas žodis, kurio dar Va, į priekį, tau bus lengviau. Va, taip. Mažasis indėnas, palaikom jį! Na, dabar drąsėjai! Didelis indėnas. Šaunuolis! Tie, kurie viską moka! Mums lengva! Svorio centrą dar visiems sakau, berniukas! Svorį įdėms! Na, puikiai susitvarkėjai su atrem tikrai. Viskas gerai, palaiko Manytas, palaiko! Pasakėt, tai nėra taip viskas. Ne, viskas jau didžiuoja, kadangi laikas pasakyti.
Yra dar galėtų eiti ir parodyti. O, labai gerai. Ir manau, kad čia tiesiu taikiniu. Mūsų indėniška šventė tęsiasi.